Klaipėdos universitete vyko kasmetinis mokyklų proto kovų mūšio finalas, į kurį pateko tik 6 mokyklos – Ąžuolyno, Eduardo Balsio menų, Hermano Zudermano, Vytauto Didžiojo, Vėtrungės gimnazijos ir viešoji įstaiga Klaipėdos licėjus. Iš tikrųjų, šiais metais turėjom tokią naujovę, kad kvietėm ne tik Klaipėdos miesto, tačiau ir rajonų mokyklas. Tai iš tikrųjų atvažiavo ir iš Kretingos, ir iš Gargždų mokyklos. Ir šiais metais buvo tokia naujovė, jog buvo 2 atrankiniai turai, į kuriuos pateko po 3 geriausias komandas. Tai šiais metais iš viso dalyvavo 13 mokyklų. Finalas buvo suskirstytas į 3 etapus. Kiekviena jų sudarė po 10 klausimų. Po pirmojo etapo geriausiai pasirodė Ąžuolyno, Vėtrungės ir Eduardo Balsio menų gimnazijos. Ąžuolyno gimnazija antrajame etape užėmė 1 vietą, tačiau jai nepasidavė Vytauto Didžiojo ir Vėtrungės gimnazijos. O trečiajame etape Ąžuolyno, Eduardo Balsio menų gimnazijos ir viešoji įstaiga Klaipėdos licėjus. Susumavus visus rezultatus, nugalėtojais tapo Ąžuolyno gimnazija, 2 vietą užėmė Vytauto Didžiojo gimnazija, o dėl 3 vietos kovojo viešoji įstaiga Klaipėdos licėjus su Vėtrungės gimnazija. Tačiau po papildomų klausimų aiškus 3 vietos nugalėtojais tapo viešoji įstaiga Klaipėdos licėjus. Yra visokių, ir sunkesnių, ir lengvesnių, tačiau labai stengiamės ir prašome universiteto bendruomenės, kad mokiniams pateiktų tokius klausimus, kurie būtų nežinau, o kurie verstų mąstyti, išgalvoti, tiesiog komandoje tartis ir tada atrasti teisingą atsakymą. Anot moksleivių, klausimai jų neišgąsdino, o priešingai pasirodė lengvai įveikiami. Mes atėjom čia sudalyvauti ir tikėkimės laimėti. Buvo kai kurių konkurentų, bet nepasirodė labai sunkus. Po praėjusių metų proto kovų turnyro, norinčio dalyvauti turnyre, moksleivių skaičius išaugo. Kiekvienais metais tarpusavyje rungėsi vis gudresni moksleiviai, žinantis daugiau teisingų atsakymų.